Kaip tu manai, dabartiniai pažinčių būdai, kaip programėlės, Instagramas, Facebookas, ar tai yra kelias į skyrybas? Ir taip ir ne, aš manau, jeigu santykiai yra pakankamai stiprus, tai atsiradęs dar kažkoks trigeris neturėtų jų išardyti. Jeigu kažkoks Facebookas, kur ten mirgų, margų, gražuoliai veidai, žinai, sijonėliai ir kojytės, visa kita trigerina, tai tik parodo, kad su santykiais yra blogai. Taip, iš dalies tai prisideda, bet aš dabar, tarkim, galvoju apie savo dabartinius santykius. Taigi tu matai to žmonės, bet jeigu aš, taip galvoju, aš esu santykiuose, priėmusi sprendimą būti su tuo žmogumi, aš esu rami, mes daug diskutuojam, apie tai kalbamės ir viskas. Ir ten pašaliniai kažkokie, aš niekada netikrinu nei kas parašė, nei mano telefonų netikrina, ar kažkur kažkokį laiką uždėjo, bet žinai, tai yra tam tikros ribos, kurios susitarimus mes buvom padarę santykių pradžioj. Aš, pavyzdžiui, nelaikinu ten kitų vyrų ir man net neįdomu, aš kaip sakau, aš jų net nevertinu kaip vyrų, ar jis gražus. Nu, kitą kartą mes ten, žinai, praeini gatvę, gražus vyras, aha, neblogas. Ir viskas, tom užsibaigė. Bet supranti? A jeigu vyras tau sakytų, o, nebloga čika. Žinok, taip, ir Koks mes nužiūrėm ir jo. Ir, nu, ta prasme, tai ir taip, aišku, nes gal ir man tas užpakalis atrodo gražus, tai ką, tipo, nemačiau, nu, supranti? Nežinai, kitom labai nepatinka, kai tai sako, nes jos iš karto lygina su savimi. Nu, dėl to, kad savivertė žema, nu, gal man ten irgi pasie kažkas gražiau nei pas mane, nu, bet tai yra realybė. Tai gal tai paskatins mane labiau ten stengtis kažką labiau padaryti dėl to vyro, kad jis jau nežiūrėtų ten tas panas. Aha. Dar įdomus kampas. O jeigu tu esi santykiai, nes tu ten kažkada paminėjai ir apie draugus, apie žiūrėjimą į kitus, bet kaip su ex-partneriais? Kaip tu žiūri į bendravimą su ex-partneriu, dabartinio partnerio pagarbos atžvilgiu? Nes šitoj vietoj, nu... Ar tai normalu, tipo? Ar tai normalu, taip. Tai yra šūdas. Tarasme, tai nėra uždarytos duris. Bet kuriuo atveju, bent vienas iš jų, kažkuris iš jų tikisi prasmukti pro rakto skylutę, pasitaikius tam tinkamą momentu. Turi dar lūkesnį, nes jeigu tu uždarei santykius su buvusiu partneriu, jūs supratot, kodėl išėjote iš santykių, kad jūs ten nesuderinami ir taip toliau, ir goodbye. Bet jeigu vėl yra bandymas kažkoks prisišildyti, tai yra paliktos atviros duris. Ta prasme, čia nėra klausimas apie tai, apie priešingos lyties, žinai, bendravimą ten su vyrais, moterim, bet jeigu apie ex, tai čia yra, nu, neišspręsti reikalai. Gerai, o apie priešingos lyties bendravimą, tipo, žinai, esi santykiuose, bet, nu, oi, ten sutikau fainas bičas, vat, kavos nuėjom išgert. Koks interesas to santykių? Ta prasme, ką tu tikės gauti iš to? Ką tu gauni iš to bendravimo? Tipo, man faina, nes čia ką man, paflirtuoti yra su ko? Savęs reikėtų paklausti, ką aš tikiuosi gauti iš to santykių. Kiek normalus flirtas, kiek yra normalus flirtas esant santykiuose? Kiek toli mes galime žengti, arba iš vis gal jo nereikia? Žinok, čia yra vidinės ribos, aš tau negaliu atsakyti, nes aš turiu savo griežtas ribas. Kokios yra tavo ribos? Nu, aš neflirtuoju su kitai, bent man taip atrodo. Nu, ta prasme, aš stengiuosi, ne tai, kad stengiuosi, natūraliai nesuteikiu kitam vyrui kažkokio preteksto suprasti, kad aš jam čia kažkokias duris pradarau. Bet žinok, aš žinau moterų ir žinau, apie ką kalbu, dabar matau jos veidą galvoje, kuri yra santykiuose, santuokoje jau daug metų. Ji natūraliai taip flirtuoja iš šono žiūrint, galvoja, what the fuck, tu turi vyrą. Ir jinai nieko ne, ką, viskas gerai. Tiesiog tas seksas lenda iš jos ir jinai, čia prie vieno, prie jis ten palies. Nu, man tai yra, būtų nepagarba vyrui ir aš suprantu, dėl ko jos vyras draskosi. Žinai, ypatingai, jeigu ten truputėlį alkoholio ar kažko, bet jinai to nesuvokia ir jos ribos yra be proto plačios, va šitoj vietoj. Bet čia, žinai, aš išvelgčiau jau vyro reikalą, nu, jų santykėje, tarkim. Galbūt vyras sakytų, nu, žiūrėk. Ribų brėžimas. Jo, pažiūrim. Viskas ok, aš tavęs nenoriu pakeisti, tada jam reikėtų taip žiūrėti. Nu, jeigu jam netinka moteris su tokio elgesio ir jinai nemato tame nieko blogo, ką aš čia darau tose santykiuose? Ne ją bandyt pakeisti, žinai. Tai vėlgi. Nes jeigu jinai norėtų, jinai per tos ilgus metus būtų pasikeitus. Nu taip, bet jinai nemato reikalo, nes jai tai yra patogu. Tu žinai, gauni dėmesio, tu gauni vyrų ten to žvilgsnių ir ten kažkokių, bet jau kiti gali peržengti ribas, kur jai tai yra norma. Aš, kuomet pradžiai mes kalbėjome, tu apie seksą, kai užsiminiau, tavo akis tiesiog užsidegė.
patinka tau apie seksą kalbėti, tai pakalbėkime apie seksą. Man irgi patinka apie seksą kalbėti. Užvedėjai, tu čia man temos. Tyrime nuo 2000 iki 2018 metų apklausus JAV 18-24 metų vyrukus buvo nustatyta, kad 33% jų neturėjo sekso per pastaruosius 2 metus. Tačiau moterų statistika nepasikeitė. Išeina taip, kad vyrų sekso dažnumas, iš viso sekso kiekis sumažėjo, o moterų jisai kaip ir nepasikeitė. Kaip čia daro tos tyrimus, man įdomu? Apklausos. Kiek turėjo sekso per savaitę? Amerikoje, kuo gerai imti Amerikos statistikas, dėl to, kad Amerikoje yra investuojami pinigai į statistiką. Ir didelė imtis. Pas mus ir didelė imtis, ir daug tyrimų atliekama įvairių, pas mus tų tyrimų nedaroma, ir pas mus buvo vienas iš psichologų kažkada laidoj, kuris ir sakė, kad mes neturime Lietuvoje statistikos jokios, dėl to, kad tiesiog nėra investuojama. Nėra daroma jo, nes tai kainuoja pinigus. Taip. Tai kaip manai, kodėl vyrai vis rečiau ir rečiau gauna sekso ir kodėl jie nebeprieina prie moterų gatvėje? Tai jis nemoka prieiti prie moters, prisimenė, moteris eina per jausmą, per širdį, tu praversi kojytes, pravėrės širdutę. Okay. Nu, čia taip. Va, Kitaip prašau, gidas, Google Maps. Bet realiai, kai moteris vėl jausis su to vyru saugi atsiverti, saugi kalbėti apie savo poreikius ir tam pačiam, toj pačioj lovoje ar kažkur, jinai tada priims sprendimą per jausmą miegoti su to vyru. Bet jeigu ten ko jie tikisi per pirmą pasimatymą, tai ten su tokiom tada, yra gal tokių moterų, kuriuom tai tinka. Bet nenori investuoti laiko. Aš nežinau, ką ten iš to gauna, čia tokie vanai sendai kažkokie. O kodėl tu galvoji tada vyrai, kuo toliau, to vis labiau bijo prieiti prie moterų gatvėje? Nes 70% pažinčių įvyksta dabar tik tai per Tinderį ir kitas pažinčių programėlės. Tai taip, nes moteris dauguma yra pasitikinčios savim, ar ne, vis tiek gerai atrodo, bent jau Lietuvoje, pavyzdžiui, iš tikrųjų pasižiūrėk. Tikrai, fainas, tu matai moterį, visų pirma, tu net nežinai, ar jinai yra vieniša. Bijo surizikuoti, o jeigu praspirs, žinai, toksai ir atrodo, ką čia pasakyti, aš esu susidūrus atveju, kai irgi vyrukas, ką sakyti, kaip, ką, aš nežinau, ir toks atrodo fainas, bet kaip pramušti tą pirmą, žinai, kaip dėti tą pirmą žingsnį, kad parodytų, koks aš esu. Ir labai dažnai moterys, žinai, tokios, maždaug čia didelis pasirinkimas, kad kaip tu sakei, čia jeigu ne vienas, tai kitas, maždaug, ką tu čia. Ir žinai, čia yra toks įvertinimas iš karto knygos pagal viršelį. Bet žinai, blogiausia yra tai, aš kaip sakau, eiti reikėtų pažinti žmogų. Ir čia su tom visom programėlėm, ir deitinimais, ir visko, žmonės eina susikoncentravę, moteris dažniau, į santykius. Jau jinai, jeigu ieško to vyro iškart, ar čia tiktų man kaip vyras, žinok, pasąmoniniam lygmenį, kiek aš kalbu su moterim, aš susitikau, iškart tai pažiūrėjau, ne, kažkaip ne, sakau, pagal ką. Dar tu net nepabendravus. Batai netokie buvo. Jo, bet jeigu eitų pažinti žmogų, juk tu neprivalai su juo eiti prie altoriaus ir gal ten nieko, gal jūs tiesiog būsit, kaip atrasti kažkokių bendrų interesų, kaip draugeliai, žinai, pažintis. Ir tik po to, kai tu pradedi pažinti žmogų, jisai gali atsiverti ir negalvoja apie santykius, nes žinai, kai mes einam santykius, geriausia savęs versija, kad čia aš pati fainiausia, čia vyras irgi natūraliai. Bet jeigu mes atėjom pažinti vienas kitą, nepais, mes net negalvokim čia dabar apie tos santykius iš vis. Aš manau, kad vyrukai bijo gatvėje prieiti, tai visiškai sutinku dėl tavo to atsakymo, kad merginos tiesiog pasidarė pasikėlusios. Ja. Mes su Arnu prieš pusę metų filmavom laidą ir pamenė Lukiškių aikštėje, aš užkalbinau 2 merginas, tai čia necenzūriškai pasakysiu, aš priejau prie merginos, sakau, labą dieną, ar galėčiau pakalbinti, ir man sako, ir kiek ta prasme, metų buvo? Ir ačiū Dievui, kad tau pasakė. 18-20 metų, ne? Ir tu supratai, kad su jie nereikės nieko bendro turėti. Ir tada Arnas sako, čia jinai rimtai tai pasakė. O tu įsivaizduoji, kaip vyrams šiais laikais yra sudėtinga? Realiai, ant ko užaugus šitą merginą? Ant ten tų fotkių, kokių ir jaučiasi aфиgenai faina, kad leidžia savo pasiųsti vyrą. Realiai. Tai ačiū Dievui, kad jinai parodė savo pirmą veidą nuo 2 žodžių. Ir tau nebereikėjo. Sekundžių. Taip, ir ačiū tau, žinai. Ačiū jai. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme.